Tokį rytų cik šitokį cykų rudenio rytų. Tokį rytų cik šitokį cykų rudenio rytų. Tokį rytų cik šitokį cykų rudenio rytų. Saulai smelkiantis pro šakas. Stovėts po antaninį ir klausyts, kaip noksta obuoliai. Stovėts ir nekvepuots, bet pats noksi iš to gerumo. Kaip noksta obuoliai. Cik pamanyk. Kaip įspūdžiai? Puikiai, mes grįžtame atgal iš savo kelionės, išsimaudėme jūroje. Esam dabar Arlikino kino teatre, varysim žiūrėti Skanoramos festivalio filmus. Mynėm labai daug, kojos atsisako ir šiandien bus apie 5 kilometrų. Kojytės labai skauda. Tokia pas mus vakarienė. Mes valgom duoną su uogiene. Viską apie mus, apie mūsų lemtį ir apie mūsų tikslus. Jis išduoda tikrąją gyvenimo paslaptį, kuri paslėpta po ne vienu sklastymu, po ne vienu slenkščiu užkastos kalbos senolių, kaip dūsauja kartos apie vargus savo laikų ir apie lemtį tą tolimą, kurios šiais laikais nematome mes nei pro lęšį, nei pro jokią optiką. Bandome pašalinti visus gumulus iš tešlos, kad blynai būtų valgomi. Darom viską biškį bele kaip. Nesiseka man ant kameros dirbti. Augustas šiaip yra master chef, bet kai tik įjungi kamerą... Čia žinai, kai yra tas fizikos dėsnis, kur ten atomai nesikeis, jeigu tu į juos nežiūrėsi. Jo. Na kažkas iš tos. Žodžiu, tiek pridūmijom, kad pradėjo... O mes judame į kelionę kiną. Jau, ir į senukus. Ar tu užsidarei ten? Išlysk. Tas kitas gyvenimas ir tai visoje prieš jį. Atvažiavom vėl maudytis. Pizda. Numetė nuo dviračio mane.